Taip, super. Gerai, tai sveiki visi, mano vardas Rūta. Sveiki atvykę, kodėl Balio sala numeris vienas investavimo kryptis ir bandysim atsakyti, ar tikrai taip yra. Tai kiekvieną dieną bendrauju su investuotojais, besidominčiais investavimo galimybę Balyje. Ir smagu matyti, kad ši galimybė vis labiau populiarėja ir lietuvių tarpe. Tai šiandien pasidalinsiu savo įžvalgomis, kodėl galbūt vis daugiau investuotojų renkasi šią rinką. Ir pradedam tada. Tai pirmas klausimas yra, kokia jūsų Balio istorija. Galbūt galite pasidalinti komentaruose, ar teko lankytis Balio saloje. Jeigu teko, galite pakomentuoti vienetą galbūt. Jei neteko lankytis, komentuokite dvejetą. Taip pat galite pridėti komentarus, galbūt jei lankėtės, kas patiko, kas nepatiko. Mano asmeninė Balio istorija yra tokia, kad teko pagyventi nemažai pasaulio šalių, tiesą pasakius, Danijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Kipre, Dubajuje ir dabar Balio saloje. Kaip matot, man tikrai patinka saulėtos destinacijos. Ir atvykus į Balį, iš tikrųjų mane sužavėjo jo kultūra, tropinis klimatas, saulėlydžiai, bet labiausiai tai sužavėjo gyvenimo būdas. Ir tie, kurie lankėsi Balio saloje, turbūt irgi galėtų paantrinti, kad laisvė, tas vadinamasis barefoot luxury, atsiprašysiu, kartais bus angliškų žodžių, bet ta vadinamoji basų kojų prabanga, jinai iš tikrųjų gali užburti. Ir aš tikiu, kad Balis yra labai unikali vieta dėl kultūros. Tai vad matau, yra komentuojančių, kad vienetas, kad esate buvę. Taip, tai trumpai apie mane. 2 metai jau yra, kaip gyvenu Balio saloje. Nusprendusi dirbti nekilnojamo turto srityje, buvau panašioje pozicijoje kaip ir jūs. Labai daug projektų, daug vystytojų, ką pasirinkti. Tai tiesą pasakius, apsilankiau 5 didžiausiose apsilankiau 5 didžiausiose vystytojų įmonėse ir gavau darbo pasiūlymus visur. Tuomet teko rinktis, kurią įmonę pasirinkti. Tai tuo metu pasirinkau vieną iš didžiausių vystytojų Balio saloje, kurie turėjo daugiau nei 200 investuotojų iš 17 pasaulio šalių. Kodėl pasirinkau būtent juos? Nes tuo metu man asmeniškai buvo svarbiausia labai įsigilinti į rinką ir patapti jos ekspertą. Tai taip pat 200 investuotojų, daug jau pastatytų projektų man asmeniškai kėlė pasitikėjimą ir tuo metu aš norėjau surasti įmonę ar kompaniją, iš kurios galėčiau išmokti kuo daugiau. Ir daug tų įžvalgų šiandien irgi dalinsiuosi, ką išmokau tiesiog bedirbdama toje įmonėje. Taip pat turėjau prieigą prie ataskaitų iš nuomos administravimo įmonės, kurie administravo daugiau nei 150 skirtingų objektų. Tai nuo vilų, skirtingo segmento vilų iki apartamentų, ką aptarsiu taip pat. Ir tai leido pamatyti gilesnius rinkos pjūvius. Nes visi galime nueiti į AirDNA platformą, kas dar nesinaudojo, tikrai rekomenduoju. AirDNA ima visą informaciją iš Airbnb ir ten galite pasižiūrėti, tarkim, nuomos rinką skirtingose regionuose ir pasižiūrėti tam tikrus pjūvius. Tačiau, kada generalizuojame informaciją, niekada nėra tiek daug įžvalgų. Ir tarkim, vienas iš dalykų, ką išmokau bedirbdama su administravimo įmonė, yra, kad bendraja prasme turistai yra suinteresuoti, kad būtų kuo daugiau patogumų. Tai, pavyzdžiui, jūs galite investuoti į vilą, kuri stovi pavienė vila, ir galite investuoti į vilą, kuri turi šiek tiek infrastruktūros, tarkim, turi restoraną, sporto klubą, kas tai dar galėtų būti, bendradarbystės erdvę galbūt turi ledo vonas, galbūt turi wellness centrą, ar ne? Tai iš karto, jeigu jūs turite objektą, kuris turi papildomų naudų, jo kaina auga, taip pat auga ir jo paklausa. Ir, pavyzdžiui, tokių niuansų jūs jau AirDNA nebematysit, nes neis išfiltruoti skirtingų projektų ir pamatyti tokių įžvalgų. Tai trumpai turbūt apie mane, kas aš esu ir ką veikiu. Po to, kai dirbau vienam iš didžiausių vystytojų, iš tikrųjų išėjau dirbti šiek tiek viena ant savęs, kaip nepriklausoma nekilnojamo turto konsultantė. Tai irgi turėjau tokį didesnį spektrą į skirtingus projektus. Ir šiai dienai esu prisijungus prie Coco Development įmonės, tai yra Danų kapitalo įmonė. Ir iš tikrųjų nuoširdžiai džiaugiuosi būti jo dalimi. Ir labai laukiu, kada jie pradės šį uluvatų projektą. Tai prezentacijos pabaigoje dar kartą matysite mano kontaktą, jeigu norėsite suderinti asmeninį skambutį po webinaro ateityje. Taip, galim judėti toliau. Tai mūsų komanda, ne? Kaip ir minėjau, tai yra Danų kapitalo įmonė.
Jos savininkas yra Rasmus Hols, jisai pats gyvena Balio saloje, jisai yra viešas asmuo, kas man iš tiesų patinka, jį galima sutikti renginiuose, galima matyti jį kalbantį apie viziją, link ko Coco Development grupė keliauja. Ir jis sako pats, jog kuriame daugiau negu nekilnojamą turtą. Kuriame nekilnojamą turtą, kuris sukasi aplink Balį gyvenimo būdą. Ir tai yra didžiulė pridėtinė vertė. Žmonės nebenori tik lovos arba tik viešbučio kambario. Žmonės nori patirčių, žmonės nori kažkokių naujų, unikalių konceptų. Tai ne veltui kalbame apie emocijų ekonomiką paskutiniuoju laikotarpiu ir jeigu pasižiūrėsite į viešbučių reklamas, tai dauguma viešbučių apeliuoja į emociją. Kaip jūs jausitės, kai apsilankysite mūsų prekinėme ženkle. Ir žinoma, kiekvienas viešbutis turi savo žinutę, ar tai yra luxury segmentas, ar tai yra patogumas, ar tai yra nuotykis, ar tai yra, tarkim, kaip Coco Development atveju, labiau pritaikyta tokiam žmogui, kuris vertina bendruomenę, bendradarbystės erdvę, wellness centrus, labiau Balį gyvenimo stilių. Ir kodėl jums taip svarbu kaip investuotojai, nes projekto aiški vizija lems ilgalaikės investicijos sėkmę. Taip, ir dar norėčiau pristatyti savo kolegę Liną, taip pat, Lina, dar grįžtam atgal. Tai Lina dirba Lietuvoje. Jinai yra tas žmogus, kuris jums atsakys Lietuvos laiko zonoje, taip sakant, kuriai galima paskambinti, kuri jums gali paskambinti. Todėl, kad atvirai sakant, mano darbo diena prasideda 2 valandą po pietų ir Lietuvoje tuo metu būna 8 valandos ryto. Tai noriu, kad žinotumėt, kad taip pat jūs turite visą pastiprinamą ir yra komanda, kuri dirba su šiuo projektu ir Lietuvoje. Gerai, judam toliau. Taip, tai gyvenimas Balio saloje. 365 dienos sezonas, 25-32 laipsniai šilumos ištisus metus, unikali gamta, tropinis klimatas. Balyje yra lietingas sezonas bei sausas sezonas. Lietingas sezonas yra gruodžio bei sausio mėnesiais, tačiau tuo laikotarpiu mes iš tiesų matome mušame netgi, sakyčiau, rekordus turizmo, todėl kad žmonės atkeliauja švęsti šventes bei bėga nuo pilko oro Europoje. Pati ką tik grįžau iš Lietuvos ir tiesą pasakius buvo pilka, tai daug žmonių bėga nuo to blogo oro ir renkasi atvykti į Balį. Ir ką tai reiškia jums kaip investuotojai, tai reiškia, kad jūsų nuosavybė dirbs ištisus metus. Todėl, kad jeigu paimsime, tarkim, Ispaniją, tarkim, arba netgi Dubajų, tai vis tiek yra sezoniškumas. Yra labai tie peak seasons ir yra low seasons. Ir tada bendraja prasme jūs vis tiek turit žemėjantį bendrą metinį bendrą investicinę grąžą per metus. Ir jeigu jūs turit stabilų turistų srautą kaip Balio laikotarpiu, dėl to mes galim generuoti tokias grąžas kaip 17% ir daugiau. Ir tiesa, dar būtų svarbu paminėti, jog mes pritraukime Balyje turistus iš viso pasaulio. Tai australai lankosi ištisus metus, amerikiečiai, vidurinieji rytai, vasaros laikotarpiu labai daug turizmo atvyksta iš tų kraštų, europiečiai pavasarį, žiemą, rudenį, bet galima sulaukti turbūt visų sezonų. Taip, ir toliau I live what I preach, aš sakau, tai gyvenu tai, apie ką kalbu, tai tendencijos yra tokios, kad žmonės ieško patogaus, efektyvaus gyvenimo būdo, tai kaip atrodo mano pačios diena Balyje, tai būtų rytinis pasivaikščiojimas, man svarbu, kad būtų pilates studija arba sporto klubas, skani latė kava, tai reiškia, kad turi būti aplinkui restoranėliai ar neišsivystęs regionas, man svarbu yra bendradarbystės erdvė, nes visada yra kažkokių projektų, su kuriais aš dirbu. Ir toks turistas yra iš tikrųjų labai augantis Balio saloje, tie vadinamieji digital nomads, verslų savininkai, žmonės renkasi atostogas paskutiniu metu ištestas net ir mėnesio laiko, 2 mėnesių, 3 mėnesių, todėl jiems yra labai svarbu maksimizuoti, žodžiu, laisvalaikį. Tai matau, Tomas klausė, kokia regione esu apsistojusi pati. Tai šiai dienai aš pati gyvenu Čengų regione, todėl, kad tai yra toks biznio centras, sakyčiau, savaitgalis labai mėgstu leisti Uluvatų, bet šiaip šiuo metu gyvenu pačiam širdyje Čengų, 5 minutės iki mano mėgstamiausios pilates studijos ir 8 minutės kažkur iki paplūdimio būtų Čengų. Tai judam toliau, pažadėjau jums 30 minučių, tai stengsiuosi laikytis pažado.
Ir Balį niekada nepalieka abejingų. Pasakius, kad gyvenu Balio saloje, tiek darbinėje aplinkoje, tiek laisvalaikiu, visada susilaukiu komentarų. Tai žmonės dažnai sako, taip, esu buvęs, labai patiko, arba sako, oi, neteko lankytis, bet draugai pasakojo, kad norėčiau apsilankyti, arba sako, oi, kaip tik turiu bilietus ateinančiais metais, kartais sako, lankausi kasmet. Tai iš tikrųjų tai yra mano patirtis. Bendraja prasme, ką jūs matote, tai Balis kaip destinacija yra pripažintas numeris 1 kelionių kryptis pasaulyje pagal TripAdvisor. Tai kad Balis yra aktualus ir išliks aktualus, tikiu, kad taip bus. Judam toliau. Taip, tai viena iš sparčiausiai augančio turizmų rinkų ir galim pasižiūrėti konkrečiai į skaičius. Tai tarkim, praėjusiais metais, lyginant su metais prieš tai, mes matėme 20% turizmo prieaugį. Tai yra iš tikrųjų didžiulis skaičius. Ir ką tai reiškia jums kaip investuotojai, kad taip, labai daug projektų yra statoma ir vystoma, bet lygiai grečiai su tuo yra pritraukama vis daugiau ir daugiau turistų. Taip, judam toliau. Taip. Taip, tai kai žiūrime į reklamas apie Balį nekilnojamą turtą, turbūt matom 17% gražą, 18% gražą ir tuo tarpu investuotojai Europoje dažnai dalinasi su manim, kad tarp 80% graža Europoje, tai jau čia yra labai gera graža. Ne? Tai išgirdus, kad jūs galite iš pasyvios nuomos, iš trumpalaikės nuomos generuoti 17%, pirma reakcija, kurią dažnai girdžiu, yra per gerai, kad tai būtų tiesa. Jeigu ir jūs taip galvojate, tai galite pakomentuoti vienetą, jeigu tokios mintys kyla. Aha. Eglė labai linksmą komentarą pakomentavo. Čiangu, kur nėra jokių taisyklių dėvėti šalmus. Tai tiesa, Eglė. Taip, tai ar kyla jums irgi tokios mintys, kad ar tai gali būti tiesa? Ar gali būti tiesa, kad 17% iš trumpalaikės nuomos tikrai galima generuoti Balyje? Tai jeigu kyla tokios mintys, tai šiandien pasistengsiu atsakyti į tos klausimus, iš kur kyla skaičiai ir iš kur susigeneruoja ta graža. Tai aptarsime return on investment, tą investicinę gražą, tada administracinius kaštus, iš ko jie susideda ir kelias realių atvejų studijas. Judam toliau. Taip, tai kas lemia gerą sėkmingą investiciją? Tai turbūt remia gera konkurencinga nekilnojamo turto įsigijimo kaina, gaunamos pajamos iš nuomos, ar ne? Tai, o iš ko susideda tai būtų paros nuomos kaina bei užimtumas. Kiek dienų per metus jūsų nuosavybė yra nuomojama. Tai metų eigoje matome, kad Balyje galite matyti apie 80% užimtumą ir tai yra tiesa. Ir taip pat administraciniai kaštai. Tai administraciniai kaštai, pasidalinsiu trumpą istoriją, prieš kelias savaitės lietuvis investuotojas dalinosi patirtimi, sako, jei kas nors man būtų pasakęs, kad lietuviškame pajūryje valymo darbai kainuoja 50 eurų, tipinis turistas pajūryje apsistoja 2-3 dienas, tai reiškia, kad tarp 2-3 dienų reikia visą laiką užsiimti tais valymo darbais ir kokie yra administraciniai kaštai, jis nusijuokia ir sako, aš būčiau 2 kartus pagalvojęs, ar ši investicija tikrai yra man naudinga. Tai kokia yra didelė pridėtinė vertė Balio saloje, tai irgi yra, kad pakankamai žemi administraciniai kaštai. Ir dėl to, kad yra toks verslo modelis, kur vystytojas vysto projektą, jį priduoda ir jį taip pat administruoja. Tai visi skaičiai, ką mes esame paėmę, yra iš mūsų praktikos, nes mes tai darome. Mes žinome, kiek tie valymo darbai Balyje kainuoja, taip sakant. Ir šioje lentelėje jūs galite matyti rinkų palyginimą. Tai čia tiesiog paėmėm pagrindinės rinkas, kurias mini investuotojai dažnu atveju. Bali, Dubajus, Tailandas ir Europa. Tai čia labiau būtų Ispanija, Portugalija, Graikija, galbūt bendrinė prasme, ar ne? Tai ir yra pagrindinės grafos įsigijimo kaina, tai Balis yra labai konkurencingas, todėl, kad yra gera įsigijimo kaina palyginus su kitomis rinkomis. Nuomos pajamingumas yra didelis skirtumas, apie ką mes jau taip pat kalbėjom, tai yra sezoniškumas ir poros kaina. Ką dar čia mes turime?
Ir yra labai lengva investuoti į Balį. Tai yra visiškai pasyvi investicija, ką aš jau minėjau taip pat, tai vystytas pastatų, nuosavybė jums ateina jau iki rakto su visa pilna apdaila bei baldais ir vystytojas taip pat administruoja jūsų turtą. Tai suranda nuomininkus, rūpinasi komunikacija, rūpinasi valymo darbais, jūs gaunate ataskaitas ir nieko jums nebereikia rūpintis. Tai kiekvieną galėsime vėliau pasižiūrėti atvejo analizę konkrečiai prezentacijos eigoje. Taip, ką reiškia rinkos prisisotinimas, ar ne? Tai reiškia pasiūla paklausa. Tai tarkim, kiek jau nuosavybių yra pastatyta ir koks yra turizmo srautas, ar ne? Tai tarkim, šiai dienai yra tokie tyrimai, kad Balyje vis dar nepakanka pristatytų būstų pagal tai, kokia yra paklausa. O jeigu, tarkim, paimsime Tailandą, tai tarkim, galite matyti, kad Tailandė jau būtų nuomos čia rinkos prisisotinimas jau būtų aukštas. Tai ką mes turime galvoje, tai kad yra labai daug objektų nuomai ir galbūt taip nėra tokios aukštos paklausos. Nežinau, ar atsakiau. Jei ne, tai dar parašykite, jei ne, tai tada išsiplėsiu vėliau. Taip, judam toliau. Taip, tai išvada. Išvada yra kokia? Mano subjektyvia nuomonė, Balis yra patraukli rinka dėl priežasčių, kurias aš paminėjau. Bet šitoje vietoje norėčiau jūs paskatinti padaryti mažą eksperimentą. Jeigu netikite manim, galit po webinaro prisijungti į ChatGPT, dabar visi apie jį kalba ir su juo padiskutuoti. Tai galite užduoti klausimą, lyginant su kitomis rinkomis, tarkim, kodėl Balio sala yra patraukli investavimo kryptis. Ir tada jums pat irgi ChatGPT atsakys. Tiesa, aš pati naudoju mokamą versiją, tai negaliu atsakyti, kiek gerai ir išsamei tokius klausimus gali atsakyti bendrai prieinama versija, tai ją galbūt reikėtų kartais tikrinti, ar tikrai tiesą rašo, bet kiek žinokit, susidūriau pati ir tikrai patikrindavau informaciją vėliau, tai man ChatGPT patvirtino mano nuomonę. Judam toliau. Tai geras klausimas. Tai ar geriausias laikas investuoti Balyje jau praėjo? Ar tai yra tiesa, ar tai yra mitas? Kartais girdžiu tokią abejonę ir pakalbėkime apie Balio salos ateitį ir vyriausybės planus. Tai pasakysiu tokį skaičių, 80% ekonominės veiklos Balio saloje sudaro turizmas. Kaip manote, kiek vyriausybė yra suinteresuota palaikyti ir didinti turizmą Balio saloje? Turbūt ekonominis interesas yra. Tai vienas iš pirmųjų naujienų yra, kad vyriausybė tikrai stengiasi spręsti iššūkius kylančius dėl turizmo. Yra planuojamas Balio tramvajaus projektas, kuris sujungs oro uostą bei pagrindinės lokacijas. Taip pat yra planuojamas antras oro uostas Balio saloje. Praėjusių metų pabaigoje buvo patvirtinta finansavimas antram oro uosto projektui. Ir trečia, taip pat yra skiriama finansavimas uosto gilinimui, pritraukti daugiau kruizinių laivų. Tai visos šios iniciatyvos patvirtina, jog vyriausybė ir apskritai Balio sala vis dar žiūri, kaip tą turizmą skatinti. Judam toliau. Matau nemažai klausimų apie mokesčius, tai būtinai juos atsakysiu. Šiaip, jeigu kažkam reikės išeiti iš webinaro, tai trumpai galiu atsakyti, kad čia trumpo atsakymo nėra iš tikrųjų, tai atsakysiu turbūt pabaigoje apie mokesčius. Taip, nuosavybės teisės. Čia yra vienas iš didžiausių tokių vaiduoklių turbūt ir daugiausiai mitais apimtų topikų, kaip yra su tom nuosavybės teisėje, ar ne? Tai svarbus niuansas, kad Balio saloje jūs įsigijate nuosavybę paremtą žemės nuomos pagrindu. Tai yra įprasta praktika Indonezijoje ir klausimas jums turbūt kyla, tai kokias teisės jūs turite. Tai jūs įsigijate turtą, plus gaunate numatytą laikotarpį žemės nuomos. Ir kokias turite teisės, tai jūs galite parduoti turtą kartu su žemės nuomos sutartimi, kiek laiko yra likę. Taip pat galite paveldėti objektą su žemės nuomos laikotarpiu, taip pat galite jį padovanoti. Ir įprastai rinkoje jūs įsigijate nekilnojamą turtą kartu su žemės nuoma. Tai įprastas laikotarpis būtų 25-30 metų ir sutartyje visada bus nurodyta, jog žemės nuomos pratęsimas yra garantuotas.
Ką tai reiškia? Kad didžiausia baimė yra, kad nusipirksiu turtą su 30 metų nuoma ir po 30 metų man neleis to žemės prastęsti ir aš prarasiu savo turtą. Tai tokio scenarijaus nėra, todėl kad sutartyje jums bus garantuota, kad jūs pratęsimą tikrai turėsite. Mhm. Taip, esu girdėjusi, Gintarė, įdomų klausimą, ką tik uždavė. Aš Bet labai dabar gal atsiprašau, sakykit, koks būtų žemės nuomos pratęsimo kaina, kai pasibaigia terminas? Žiūrės palei rinkos kainą, kokia jinai bus? Labai geras klausimas, Tomai. Tai standartas rinkoje dauguma projektų turės įsirašę pagal rinkos kainą. Tačiau vienas iš didžiausių pliusų, kodėl aš pasirinkau dirbti su šiuo projektu ir kuo yra patrauklu būtent Coco Hills, kurį projektą jūs dabar žiūrėjote, tai jog žemė priklauso Coco Development įmoniai, vadinamosiomis freehold teisėmis. Tai balio terminais tai būtų HGB. Jeigu norėsit pasidomėti. Ką tai reiškia? Tai yra galimybė įsigyti turtą ir vadinamajam freehold laikotarpiui, tai yra 99 metams. Tai kaip tai veikia? Žemės plotas, ant kurio mes statome projektą, priklauso Coco Development grupiai, įmoniai, kuri yra registruota Indonezijoje. Taip. Jinai turi teisės 99 metams, praėjus 99 metams jie keliaus į vyriausybę ir čia panašiai kaip prasitęsti pasą. Tiesiog reikia aplikuoti ir jums pratęsia tą žemę dar 99 metams. Tai jūs suvaldote vieną riziką, kad viena iš rizikų yra, jeigu įvyktų kažkoks nesutarimas tarp vietinio žmogaus, kuriam priklauso žemė, ir tarp vystytojo, ar ne, tai galėtų būti kažkokia rizika. Šioje vietoje jūs nebeturite tos rizikos, nes žemė tiesiogiai priklauso Coco Development. Tai Tomai, ar atsakiau? Jūs klausėte dar apie kainą, taip, tai dar atsakysiu ir tai. Taip, tai yra galimybė įsigyti ir freehold laikotarpiui būtent šitą projektą 99 metams ir yra galimybė įsigyti 30 metų. Esame pardavę jau daugiau nei pusę projekto ir tiesą pasakius, dar nei vienas investuotojas nepasirinko investuoti freehold. Tai sutartyje jūs matysite numatytą žemės nuomos pratęsimo kainą ateičiai. Ir ta kaina būtų, tarkim, jeigu investavote į studijų apartamentus, tai dar papildomai 10 metų būtų $15,000. Tai kad įsivaizduotumėt, tarkim, studijų apartamentai, atskaičiavus administracinius kaštus, jums gali generuoti apie $26,000 per metus. Jau čia atskaičiavus administraciją. Tai realiai jūsų pratęsimo kaina 10 metų būtų 15,000, tai jūs sugeneruojat per pusę metų. Kažkur. Tai čia, kai pasibaigia 30 metų, jeigu aš noriu dar 10 metų prasitęsti, kainuotų apie 15 plius minus tūkstančių. Dar labai geras klausimas, Tomai, nes labai dažna nuomonė yra, kad įsigijom turtą, yra 30 metų ir investuotojai įsivaizduoja, kad jie laukia 30 metų ir tada galvoja, ką daryti su žemės nuoma. Praktikoje taip nėra. Visais atvejais, kuriais išvardėjau, dažniausiai jūs būsit ir pats suinteresuotas, ir žemės savininkas bus suinteresuotas, kad jūs prasitęstumėte anksčiau. Todėl, kad įsivaizduotumėt geriau, žemės kaina gali pakilti apie 20% per metus. Tai jeigu, pavyzdžiui, jūs lauksit visus 30 metų, tai jūsų žemės kaina iškils ryškiai, ar ne? Tačiau dažniausiai praktikoje vyksta taip, kad jūs tarkim, įsigijo turtą, jį nuomojat 5 metus ir praėjus 5 metams jūs prasitęsit žemės sutartį, tarkim, dar 5 metams. Tai praktikoje dažniausiai vyksta taip. Supratau. Ačiū labai. Atsakiau turbūt, ar ne? Taip. Tai šitoj vietoj aš turėsiu galimybę jums atsiųsti taip pat sutarties šablonus, tai matysit, pavyzdžiui, pas mūsų sutartyje yra įrašyta visos kainos priklausomai, kokius apartamentus pasirinksit ir kokia būtų pratęsimo kaina taip pat. Ir iš tikrųjų aš esu mačius ne vieną sutartį, ne vieno projekto Balyje ir tai yra pirma sutartis, kurioje taip gražiai yra įrašyta pratęsimo kainos. Gerai, tai čia turbūt irgi atsakiau. Judam toliau. Taip, tai dabar subrinkos arba taip vadinamieji regionai Balio saloje, ar ne? Nekilnojamo turto kainos Balyje yra labai glaudžiai susijusios su žemės kaina.
Tai reiškia, kad tinkamu laiku investuoti į dar besivystančią subrinką arba regioną būtų labai geras sprendimas. Tačiau jūs taip pat turite balansuoti, kuriame regione yra stiprus turizmo srautas arba turi didelį potencialą augti. Tai vat, galiu paimti pavyzdį, tarkim, 2021 metais buvo idealus laikas investuoti į Čengų regioną. Stebėjome 40 net ir iki 60% kapitalo prieaugį, įsigijant turtą iš Brėžnio ir perparduodant jau pastačius. Tačiau jeigu paimsime Čengų regioną šiandien, šiuo metu kainos yra jau ryškiai pakilusios, dėl to, kad yra smarkiai pakilusi žemės nuomos kaina ir kas pučia taip pat turto kainą, ar ne? Ir dar vienas svarbus niuansas yra pasiūla ir paklausa. Tai šiai dienai Čengų yra jau pakankamai apstatytas, išvystytas regionas. Ir vat aš realiai vakar šitą nuotrauką ištraukiau jums. Tai tiesiog nuėjau į Airbnb, pasirinkau nuo šiandien savaitai laiko, norėčiau išsirinkti apartamentus Čengų. Ir kaip matote, vat yra virš 1000 objektų, taip sakant, available. Galima išsinuomoti virš 1000 objektų. Tai jau yra pakankamai prisotinta rinka ir vėliau parodysiu, koks yra palyginimas su Uluwatu subrinka. Ir šitoje vietoje irgi būtų svarbu paminėti turbūt, kad galvojant apie ateitį, labai svarbu konceptas projekto. Jeigu jūs investuojate į tiesiog pavienę vilą, tai jūs konkuruojate vėliau, kai jau labai užsipildo rinka, jūs konkuruojate kuo? Dažniausiai lokacija, kaina, galbūt vilos dizain. Tačiau jeigu tai yra šiek tiek unikalesnis projektas, tokiu atveju jūs galite turėti pridėtinę vertę, nes dauguma bus papildomas turizmo srautas turistų, kurie rinksis jūsų projektą dėl to koncepto, kurį generuoja pats projektas. Galim judėti toliau. Taip, tai tuo tarpu Uluwatu lygiai taip pat pasirinkau nuo vasario 26 iki kovo 5 savaitai laiko ir matote, yra 440 būstų, kuriuos galima išsinuomoti. Šitą vietą irgi pasakysiu mažą paslaptį. Iš tikrųjų, turizmas yra šiek tiek kitaip veikiantis Balio saloje. Daugiau negu pusė turistų nuomojasi būstus paskutinę minutę. Tai šitą statistiką esu išsitraukus iš AirDNA taip pat. Tai tarkim, nuo 1 iki 6 dienų periode žmonės dažniausiai rezervuojasi apartamentus Balio saloje. Tai yra labai daug paskutinės minutės rezervacijų. Įdomus klausimas iš Žilvino atėjo, kokie klientai taikosi į Balį, kaip suprantu, ar 100-500 tūkstančių, ar daugiau 1-5 milijonai. Tai iš šitą klausimą galiu Jums atsakyti. Šiaip Balis yra labai draugiška rinka, nes yra pakankamai žema kaina įeiti į rinką. Mūsų kainos prasideda studijų apartamentai nuo 155 tūkstančių. Taip pat yra galimybė koinvestuoti. Tai tarkim, yra galimybė 2 žmonėms investuoti į studijų apartamentus. Tai tokiu atveju jūsų investicija apskritai prasidėtų nuo 80 tūkstančių praktiškai. Tai yra labai žema investicijos įėjimo į rinką kaina. Bet ar yra žmonių, kurie investuoja į Balį rinką 1 milijoną ar 2, tai atsakysiu, taip irgi yra. Ir yra žmonių, kurie investuoja ir į mūsų projektą, jie investuoja taip vadinamosius investicinius portfolio ir jie dažnai diversifikuoja per skirtingus projektus, tarkim, ir jie perka apartamentus, taip sakant, kaip, nežinau, gal į pavyzdį duot, kaip drabužius gal. Tai sako, paimsiu šitos spalvos 3, šitos spalvos 2. Tai jo, yra žmonių, kurie perka iš tikrųjų investicinius objektus net po kelis. Rūta, sakykite, o dabar visi, kas investuoja į jūsų projektą, ar šitie žmonės investuoja su vizija nuomoti, ar yra daug, kurie norėtų apsigyventi tenai tiesiog? Nes aš turėjau patirtį vienoje šalyje, kur lygiai taip pat nuomojau didžiuliam komplekse, bet padarė vyriausybė tokį sprendimą, kad jeigu tu nori nuomoti, tai tu turi susirinkti visų gyventojų parašus, jeigu tu nori nuomoti trumpalaikiai nuomai. Jeigu tai ilgalaikė nuoma, kaip pavyzdys mėnesiui,
ar 3 mėnesiam, tai tada nieko tau nereikia susirinkti. Ar nebus taip pat, kaip pavyzdys jūsų projekte, daleiskim, pusė gyventojų bus, kurie norės gyventi pastoviai, o kiti, kurie norės nuomoti. Ir nesusipjaus va šitie va dalykai. Labai geras klausimas, Tomai. Jūs labai gerų klausimų šiandien turite. Atsakysiu. Dauguma mūsų investuotojų iš tikrųjų investuoja į šį projektą gauti pajamas iš trumpalaikės nuomos. Tai yra labai du skirtingi segmentai turbūt. Tai yra objektai, kurie yra trumpalaikiai nuomai ir ilgalaikės nuomos projektai. Kur yra didesni pinigai ir didesnė grąža jums kaip investuotojai, tai žinoma yra trumpalaikė nuoma. Todėl, kad yra aukštesnė paros kaina savaime suprantama. Tai dauguma žmonių į šį projektą žiūri kaip į investicinį projektą ir jis yra labiau pritaikytas, aš sakyčiau, turistui. Standartas būtų toks, kad mes vystom projektą, tada dedam jį nuomai ir dauguma investuotojų jie tiesiog yra iš Europos, tai kadangi tai yra Danų kapitalo įmonė, mūsų dauguma investuotojų yra europiečiai ir jie šitą projektą traktuoja visiškai kaip investiciniai. Ir netgi šitoje vietoje galiu trumpai atsakyti, kad kaip bus generuojamos pajamos, tai tarkim yra 3 tipų apartamentai, studio, 1 miegamojo, 2 miegamųjų ir bus vadinamasis shared pool system. Tai visi, pavyzdžiui, studijo apartamentai, jie kartu keliauja į bendrą katilą ir yra dalinama visiems proporcingai grąža. Ir šiuo atveju, jeigu, tarkim, jūs norėsite apsistoti savo būstą, tokia galimybė yra ir mes stengiamės maksimizuoti visiems investicinę grąžą. Tai, tarkim, nebūtinai mes turim užblokuoti jūsų apartamentą, galite pasirinkti bet kurį available studijo apartamentą ir tiesiog tokiu atveju mes generuojam kuo aukštesnę grąžą visiems investuotams bendraja prasme. Bet ar jūs galėtumėt apsistoti šiame būste, tai taip pat galėtumėte. Ir kaip būtų, tai būtų, jūs mokėtumėte tiesiog komunalinius mokesčius. Mėnesių laiko komunaliniai mokesčiai yra $200. Taip, tai turbūt atsakiau šitą klausimą. Gerai, važiuojam toliau. Taip, tai kaip ir kalbėjome, jei investuojate į pavienį objektą, be kažkokios specifinės vizijos, jūs konkuruojate lokaciją, galbūt kainą ir dizainą, jeigu yra pakankamai prisisotinusi rinka, ar ne. Tai investavus su stipriu prekės ženklu, kuris turi viziją, apie ką šis projektas yra, jūs turėsite papildomą turistų srautą, kurie renkasi šį objektą nuomos dėl tam tikro unikalaus koncepto. Tai šiuo atveju, tarkim, judam toliau. Coco Hills yra projektas skirtas tiems, kurie nori pajausti Balį gyvenimo būdą bei maksimizuoti laiką bei laisvalaikį. Tai yra daugiau nei apgyvendinimas, tai yra apie tą patirtį daugiau, ar ne? Tai šiame projekte jūs rasite wellness erdvę su vis labiau populiarėjančiomis ledo voniomis bei pirtimis, bendradarbystės erdvę, bendrasias erdves, kur skatint žmonės bendrauti, tai padarysime daug renginių. Vienas iš tokių Balį epizodų galėtų būti keletas žmonių sėdinčių saunoje, prakaituojančių, diskutuojančių verslo galimybės ir pati susidūrus su tokiais konceptais, kai tiesiog žmonės yra atvykę ir sėdi, tarkim, IT specialistas pasakoja, kad šiuo metu vysto platformą, tarkim, jogos mokytojams visame pasaulyje ir sėdi kokios 3 jogos mokytojos toj pačioj saunai ir sako, o aš gyvenu Vokietijoje, labai būtų įdomu, aš gyvenu Portugalijoje, būtų labai įdomu ir vyksta verslas. Tai yra konceptas, kurį mes bandome sukurti Balį saloje. Ir tokio koncepto dar nėra. Vienas iš pavyzdžių panašaus koncepto galėtų būti, galite irgi pasigūglinti, vadinasi Nirvana, tai yra sporto klubas, kuris irgi apjungia gyvenimo būdą. Tai ten irgi yra wellness erdvė, yra bendradarbystės erdvė, mėnesinė narystė į tokį sporto klubą yra 250 €, jei neklystu, bet tai yra apie tą gyvenimo Balį, gyvenimo būdą, kurį mes kursime Coco Lifestyle irgi taip pat savo rezorte. Taip, judame toliau. Taip. Taip, tai kokia jūsų individuali investavimo strategija? O kokių tų strategijų gali būti, turbūt kyla klausimas.
Tai yra trumpalaikės investicijos strategija. Tai yra investuotojai, kurie renkasi projektus iš brėžinio dar statybų pradžioje ir tada perparduoda vos pastačius. Tai tokio kapitalo prieaugio gali tikėtis apie 40%. Tai yra vidutinio laikotarpio investuotojai. Jie uždirba iš kapitalo prieaugio, taip kaip pirmieji investuotojai, Aš bei labai iš nuomos atsiprašau, pajamų. Rūta, klausimas trumpo termino, kaip aš matau čia šitam piešinėlį, daleiskim iš paveikslėlio, kaip investuoji. Dabar iš karto pardavus, kaip pavyzdys, aš nusipirkau ir noriu jį parduoti. Kokie būtų mokesčiai, ar reikalinga, kaip, pavyzdžiui, kaip Lietuvoje pavyzdys yra 10 metų, ne, nusipirkus būstą, jeigu nenori mokėti kažkokiu tai pelno mokesčio, tu be 10 metų negali jo parduoti. Kaip yra Balyje, jeigu aš noriu tą trumpalaikį investiciją padaryti ir ar reikia mokėti kažkokį tai procentą? Labai geras klausimas. Lina, gal galime į kitą skaidrę pereiti, aš tada peršoksiu ir po to grįšiu atgal. Super. Tai čia yra geras pavyzdys to pirmojo investuotojo, kuris investavo iš brėžinio, taip sakant. Tai yra investuotojas Zakas, aš jį pati asmeniškai taip pat pažįstu. Jisai įsigijo vieno miegamo apartamentus pačiame pirmame Koko projekte. Įsigijo iš ankstinių pardavimų metu už 100 000 iš brėžinio ir perpardavė vos pabaigus statybas už 145 000. Tai atsakant į jūsų klausimą, Tomai, ar reikia laukti 10 metų, kad susimažinti, optimizuoti kažkokius mokesčius? Ne. Pagal sutartis jūs apskritai galite parduoti objektą bet kuriuo laikotarpiu, bet kuriuo statybų laikotarpiu. Papildomi kokie yra mokesčiai, tai tam viską kartu sudėjus yra apie 10%. Galit pasiskaičiuoti, kad 10% maždaug mokėsit, kai perparduosit turtą. Tai tas 10% būtų Indonezijai, bet savaime suprantama po to, jeigu jūs gražinsit atgal pajamas į Lietuvą, tai dar jūs mokėtumėt ir pajamų mokestį Lietuvoje. Bet atskirai to kaip nekilnojamo turto nebūtų mokesčių. Gerai, dabar gal galim grįžti šiek tiek atgal vieną skaidrę. Super, ačiū, Lina, tu esi dovana. Iš tikrųjų, šitą vietą pakomentuosiu vieną dalyką. Vienas iš didžiausių privalumų, kuo man patinka Koko Development įmonė, tai yra komanda. Pradedant nuo įmonės vadovo Rasmus, vėliau skambučio pabaigoje pasidalinsiu specialių pasiūlymų, kurį išderėjau Lietuvos rinkai. Tai aš labai myliu savo komandą, yra labai smagu dirbti su Koko Development ir yra smagu dirbti su žmonėm, kurie turi panašią viziją, kurie žiūri. Mes tengiamės sukurti kuo daugiau saugiklių ir kuo daugiau aiškumo labai neaiškioje rinkoje. Tai vat apie tai yra Koko Development. Dėl to man patinka jų sutartys, man patinka jų projektas. Tai grįžtant prie šios skraidės, investavimo strategijos ir kokių jų yra, ar ne, tai aptarėm pirmą variantą, jeigu jūs tiesiog norit nupirkti iš brėžinio ir perparduoti. Tada vidutinė investavimo strategija būtų, kai jūs uždirbat iš kapitalo prieaugio, bet taip pat uždirbat iš nuomos pajamų. Ir šitoj vietoj galiu pakomentuoti, kad, tarkim, tas projektas, pirmas projektas, kurį įsigijo Zakas, tie investuotojai, kurie pasiliko projektą, jie generuoja apie 17% grąžą iš nuomos pajamų. Taip, ir tada yra ilgojo laikotarpio investuotojas, kuris nori prasitęsinėti žemės nuomą, generuoti stabilią grąžą iš nuomos, nori kuo mažesnio įsitraukimo, nori, kad tai būtų visiškai pasyvi investicija. Ir tokių investuotojų mes taip pat turime. Tai kokia jūsų individuali investavimo strategija, kurią jūs norėsite pasirinkti, galime aptarti individualaus skambučio metu taip pat. Aš manau, Tomai, man su jumis tikrai reikėtų irgi paderinti asmeninį dar skambutį, nes matau, kad turit labai tikslingų ir gerų klausimų, tai galėsim suderinti skambutį taip pat. Gerai, judam toliau. Tai mano gero draugo Zako pavyzdį aptarėm jau. Tiesa įdomi irgi patirtis pasidalinsiu. Zakas yra tikslinė auditorija. Zakas yra labai geras pavyzdys, kokie klientai perka mūsų nekilnojamą turtą ir kokie jame apsistoja. Tai jisai yra pasaulio pilietis, jisai turi keletą sėkmingų verslų, gyvena tarp
Anglijos, Dubajaus bei Balio salos. Balio salą puikiai pažįsta, ten lankosi dažnai. Tai va tokie žmonės, kurie yra visiškai laisvi, jie gali gyventi kur tik nori, jie gali dirbti iš kur nori, yra labai dažnas klientas Coco Development ir turbūt gal daug kas su manim sutiks, kad tokių žmonių vis daugėja pasaulyje. Aš atsiprašau, čia yra geras klausimas, ko man taip atrodo jūs nepaminėjot, dėl tos trumpos investicijos. Tai 10% nuo ko? Daleiskim, jeigu investavom 100, gavom 145, tai nuo 145 10% ar nuo 45, ką iš esmės uždirbom? Kaip man dabar jums taip atsakyti, jeigu atvirai? Aš jeigu neklystu, tai turbūt bus nuo 145, kiek aš domėjausi. Pasakysiu aš jums taip, labai priklausys, ką jūs toliau darysit. Ar jūs investuosit toliau, tarkim, į kitą investicinį projektą, todėl, kad daug kas yra labai susitarimo klausimas Balyje, kaip jūs apiforminsit perpardavimo popierius. Čia toks atviras atsakymas. Tarkim, toliau neinvestuojam. Gerai, galim paimti tada visiškai standartą, kad mokėsit 10% nuo bendrosios sumos. Nuo bendros, supratau, ačiū. Bet Tomai galėsim pasidaryti skambutį, aš jums paaiškinsiu tam tiksliau, kaip yra. Ir taip pat, man kas labai patinka, kad mes irgi turim iš tikrųjų didelę komandą. Tai kas liečia visus mokestinius klausimus, aš turiu kolegą, kuris dirba jau 15 metų kaip būtent mokesčių klausimų patarėjas ir jisai nardo kaip žuvis šituose visose įstatymuose. Tai patikėkit, aš jį esu rekomendavus daug savo klientų ir visi tikrai liko patenkinti. Tai vad gali būti tikslinga pasidaryti skambutį su juo ir jis jums paaiškins, kokie yra variantai. Todėl, kad, kaip čia pasakius, yra daug būdų, kaip apsiforminti tiek pirkimą, tiek perpardavimą. Tikiuosi atsakiau. Aha. O kiek procentų perkant, kažkas komentuoja, ar ne? Tai čia yra irgi labai svarbus niuansas, ką jūs matote kainas, tai yra jau galutinė kaina. Nėra jokių papildomų mokesčių, nėra jokio kažkokio papildomo nekilnojamo turto mokesčio. Vienintelis papildomas mokestis tai yra notaro mokestis 1%. Ir kaip yra su bankiniais finansavimais, Žilvinas klausė, tai tiesiai šviesiai pasakysiu, tokios galimybės tiesiog nėra, nes jums nefinansuos bankas nei Lietuvoje, nei užsienyje tokio objekto, tiesiog, nes tai yra Indonezija, tai yra paremta žemės nuomos pagrindu, nebent jeigu jūs užstatytumėt savo turtą, bet nežinau, ar tai iš tiesų rekomenduočiau. Gerai, lyg ir atsakiau. Gerai, tai dabar tada galim trumpai dar aptarti Coco grupę, kas ši įmonė, iš kur jinai atsirado ir apie ką jinai yra, ar ne. Tai Coco gimė 2023 metais, pirmasis projektas La Mansion pradėtas statyti 2023. Kol kas visi projektai yra pristatomi laiku, kažkokių vėlavimų ar skandalų nesame įsivėlę, kas yra pasitaiko Balio rinkoje, nemeluosiu. Tai turime 6 nekilnojamo turto projektus su 228 nekilnojamo turto vienetais. Ir jeigu žiūrime į finansus, tai iki 2024 metų mes pritraukėme 20 milijonų investicijų ir čia yra neįtraukus 2025 metų pardavimų. Ir jungiame daugiau nei 100 investuotojų, kurie pasitikėjo Coco Development įmonę. Ir jeigu apsilankysite Coco Development įmonės elektroninėme puslapyje, tai irgi rasite atsiliepimus iš jau esamų investuotojų. Ten yra daugiau istorijų, ne tik Zako istorija, yra istorija iš ispanų, kurie investavo, yra istorija iš vienos moters, kuri įsigijo turtą internetu, niekada nesilankė Balyje ir tada atvyko pas mus, tai irgi dalinosi savo patirtim, tai tikrai galite įlysti į mūsų website ir pasižiūrėti tam plačiau. Taip, tai čia yra mūsų 6 projektai, kuriuos verta aptarti. La Mansion vila tai yra 3 miegamųjų vila. Ji šiai dienai generuoja apie 14% investicinę grąžą. Coco Lifestyle Residency jau šitą aptariam projektą. Čia yra tas pats projektas, kur investavo Zakas, generuoja apie 17%. Jeigu imame kainą, į kurią investuotojai įsigijo iš Brėžio. Tai va, tiems investuotojams generuoja apie 17% esam išsiskaičiavę. Coco Lifestyle Resort yra mūsų projektas, kurį išpardavėme per 4 mėnesius visiškai pilnai. Jis tai yra 8 mėnesiai kažkur šiuo metu statybų eigoje. Tai yra galimybė prisijungti ir matyti, kaip vyksta statybos, nes irgi jums įsivaizduoti,
kaip vyksta pats procesas, tai jums investavus, jūs turite galimybę ir prieigą matyti statybų eigą. Tai matysite nuotraukas iš statybų aikštelės, taip pat prisijungsite į investuotojų grupę, kur bus visi atnaujinimai apie projektą. Jeigu Man galite, atrodo, Tomas turi klausimą. jeigu galite, paminėkite šitie projektai, kokiuose regionuose yra pastatyti. Žinoma, tai La Mansion ir Coco Lifestyle Residence, du pirmieji projektai yra pastatyti prie Čengų, tai šiek tiek šiaurinėme Čengų, sakyčiau, regione. Coco Lifestyle Resort ir Boulevard yra statomi Uluwatu, taip pat kaip ir naujausias projektas Coco Hills Uluwatu, tai turėsime 3 projektus Uluwatu. Amazona, tai yra džiunglių projektas, jisai yra įsikūręs tokiam regione, kaip šiek tiek gerokai šiauriau nei Čengų. Galėčiau pasakyti, jis yra įsikūręs tokioje visai middle of nowhere lokacijoje, bet šalia jo irgi yra kitas džiunglių resortas, tai va tokiu atveju, jeigu projektai yra vystomi šiek tiek tolėliau, tai jie turi turėti labai ypatingą konceptą. Tai Amazona yra džiunglių motyvais paremtas projektas, jis yra visas pilnai išparduotas taip pat. Ir Coco Hills šiuo metu yra Uluwatu. Tai dabar yra tas laikas, kai mes esame pasidarę savo analizę, kad yra geras laikas investuoti į Uluwatu. Tai čia dabar vienintelis Coco Hills, kur dar turit neišparduotą. Visi kiti 2 tie yra, kurie pastatyti ar statomi Uluwate, jau yra išparduoti. Taip, teisingai. Supratau, ačiū. Taip. Gerai. Taip. Važiuojam toliau. Taip. Tai dabar galime dar pakalbėti apie mokėjimo grafiką. Ko man iš tiesų patinka šitas projektas, tai yra taip pat, jog mokėjimo grafikas suteikia jums šiek tiek daugiau pasitikėjimų. 80% turto vertės jūs mokėsite iki statybų pabaigos, 20% likusios vertės jūs galėsite išsimokėti iš nuomos pajamų. Tai šitą dar aptarsim toliau iki detalių, galim judėti toliau. Tai čia galite matyti tikslę projekto lokaciją, va šioje vietoje, tai jis yra įsikūręs Bingin kalvose. Kalbant apie Uluwatu lokaciją, šiuo metu toks karščiausias taškas būtų Bingin paplūdimys, kuris yra įsikūręs 8 minutės nuo mūsų projekto. Čia yra daug restoranėlių, vyksta daug veiksmo, yra patys populiariausi sporto klubai, tai mes esame įsikūrę 8 minutės nuo jo. Ir vėl pasikartosiu, kas lemia gerą investiciją, tai dažnu atveju mes sakom, yra 3 dalykai, tai lokacija, ar ne. Tai taip, ir tada lygiai taip pat yra svarbu gera kaina įeiti į rinką taip pat, ar ne. Tai tarkim šitas projektas, jis yra įsikūręs 8 minutės nuo paplūdimio ir jis turi labai tvarkingą gerą žemės sutartį, bei tokią reasonable, sakyčiau, gerą kainą taip pat investuoti. Tai šiame projekte mes turime 3 tipų apartamentus, studio, 1 miegamojo ir 2 miegamųjų. Galite matyti čia kainas ir išsimokėjimo terminus. Tai tarkim, jeigu jūs investuojate į studio apartamentus, yra reikalinga investicija $124,000, kurią jūs išsimokėsite per 2 metus. Jeigu žiūrime į 1 miegamojo apartamentus, tai būtų $160,000 ir išsimokate irgi per 2 metus. Ir 2 miegamųjų būtų $196,000. Likusius 20%, kuriuos matote trečioje grafoje, kokia tai yra suma, jūs išsimokėsite iš nuomos pajamų per kažkur 14 mėnesių. Judam toliau. Tai čia matot šiek tiek vizualų, kaip atrodo ir kokia nuotaika yra projekto. Tai visi apartamentai yra su pilna apdaila bei baldais, privačiu baseinu, virtuve ir tokiu estetiniu Bali salos dizainu, kuris yra patrauklus turistui. Važiuojam toliau. Dar šiek tiek detalių, matot virtuvę. Mes ir ką jūs matot vizualuose, tai viskas atkeliaus būtent taip, iki tokių detalių, kad mes, tarkim, turim savo vietinį žmogų, kuris tapo paveikslus Ubudo regione, kas yra buvę Baliai, tai labai gali gerai įsivaizduoti tą vietinį žmogų, kuris mums tapo rankų darbo paveikslus. Tai yra labai
pigu, taip sakant, ar ne, bet tai yra labai sukuria tą tokį autentiškumą, namų jaukumo vaibą, tą tokią nuotaiką. Tai va tą jūs ir matysit, ką matot šiuose vizualuose. Aš labai Judam atsiprašau, mano toliau. yra vienas klausimas toks, žinau, kad ne pas visus Balyje yra. Sakykit, Taip. indaplovė ir skalbimo mašina. Ar jūs statot ar ne? Nes aš žinau, kad yra problemos, ne? Tomai, jūs tikrai esat buvęs ne kartą Balyje, nes Esu jūs tai tikrai žiūrit vieną kaip ir kartą aš. buvęs, bet, nu, domiuosi iš tikrųjų labai daug, nes tikrai viliojantis yra investicijos tenai. Tai va šitas klausimas, kaip pas jumis projekte? Mhm. Labai, labai tikslingas klausimas. Ir šita didelė problema yra, indaplovė taip yra, dėl skalbimo mašinos, žinokit, dabar neatsakysiu, reikėtų įlysti ir pasižiūrėti, nes jeigu atvirai, čia geras klausimas, Tomai, aš perkant ir nuomojant vilą savo, tai visada pasižiūriu šitą klausimą, nes jūs esate teisus, jis yra labai svarbus, bet čia yra trumpalaikiai nuomai pritaikyti ir tiesą pasakius, dar nesu pasižiūrėjus, ar yra įrašyta, ar yra skalbimo mašina, bet šitą galėsiu pažiūrėti ir atsakyti jums, tikrai labai, labai tikslus klausimas. Na, žinau, kad ten yra pakankamai pigu ir žmonės niekas praktiškai nevalgo namuose ir niekas neskalbia. Bet man kaip lietuviui tai yra labai aktualu. Aš jūs visiškai suprantu, nes gali išsiplauti labai nebrangiai, bet išsiplauni taip, kad daugiau nešioti irgi kartais nepavyksta. Supratau, ačiū. Tai išsiaiškinsiu, ar būtų šitame projekte iš tikrųjų. Labai geras klausimas, tikslingas klausimas. Gerai, judam toliau, Lina. Ačiū labai, kad tu esi su mumis ir mums padedi. Taip, gerai. Tai čia yra mūsų atsipirkimo lentelė. Į detalės ją galėtume iš tikrųjų aptarti turbūt individualių skambučių metu, todėl kad priklausys, kurį tipą apartamentų jūs pasirinksite, bet labai taip trumpai galiu prabėgti, kad paros nuomos kaina, tarkim, už studijo apartamentus yra $130, ar ne? Rinkos kaina tai čia yra padaryta pagal tai, kokia yra kaina kitų objektų tokiame pačiame regione, su pačiomis, tarkim, facilities, atsiprašau, čia būtų, su tais pačiais privalumais, kaip bendradarbystės erdvė, baseinas ir sporto salė, apie ką jau bendravom. Tai pajamos per metus būtų, tarkim, apie 37 000, ką jūs matot, ir tada yra administraciniai kaštai 30%. Taip. Gerai, tai tada tiesiog tęsiam greitai šitą aptarsiu lentelę ir tada pereisim prie klausimų, kurių mačiau yra irgi nemažai. Tai administravimo kaštai būtų pas mus Koko Development 30%, į tai yra įskaičiuota viskas. Tai yra įskaičiuota ir platformos, jūsų turistų suradimas, kurie nuomosis apartamentus, administravimas, visi komunaliniai mokesčiai, internetas, šiukšlės. Žodžiu, sutartyje yra viskas labai gražiai įrašyta. Tai galime turbūt įdėti, atskaičiavus šitos mokesčius, jūs gaunate jau pelną savo apie 26 000, aš jau žinau iš savo širdies, tai galiu ir pasakoti, 26 500 per metus kažkur gautumėte iš studijo apartamentų jau kaip pelną. Tai gerai, tai galim važiuoti toliau. Taip, tai projekto pastatyti projektą planuojame per 2 metus ir mokėjimo grafikas yra irgi pririštas, žodžiu, taip kaip mes statome, taip jūs mokate įmokas taip pat. Čia galim judėti į priekį. Gerai, tai einame jau link pabaigos ir čia prieš tai, kol dar kai kurie žmonės galbūt norės pabėgti, nes jau iš tikrųjų esame valandą šiame webinare, tai tiesiog pasakysiu jums geras žinias ir tada galėsit pereiti prie klausimų. Tai kodėl yra verta investuoti į šį projektą, aš manau jau tikrai pasakiau daug privalumų, o kodėl yra verta apie jį bent jau pagalvoti būtent dabar. Tai pavyko suderinti labai smagų super pasiūlymą webinaro dalyviams, tik tiems, kurie dalyvauja šiuo metu online, ne tiems, kurie žiūrės įrašą. Tai nusprendus investuoti į šį projektą per ateinančias 14 dienų padovanosime bilietus į Bali salą.
Mane tai asmeniškai džiugina tokia dovana, ją pavyko suderinti su Rasmus. Ir kaip tai atrodys realybėje, tai tarkim, mes jums padovanosime 1% nuolaidą, kuri tikrai padengs bilietus į Bali salą. Tai tarkim, jeigu jūs investuojate į studijų apartamentus, gaunate papildomai $1550 nuolaidą, kas, tarkim, jums padengtų ekonominės klasės skrydį su Turkish Airlines į abi pusės iš Vilniaus į Bali salą. Ir jeigu jūs, tarkim, investuojate 2 miegamųjų apartamentus, tai gaunate 2450 nuolaidą, kas galbūt galėtų sutalpinti ir 2 bilietus į abi pusės. Prie to pačio norėjau klausti kaip tik apie bilietus. Kokia geriausia kelionė yra į Balį skristi greičiausiai, tai turbūt su Turkish Airlines, taip? Taip. Ar yra dar per kažkur tai skraidot? Pigiausias bilietas yra, iš esmės, vis tiek žiūrinėjate. Mano draugai ir šeima visi skrido su Turkish iš tikrųjų dėl to, kad tai yra patogiausias, greičiausias būdas ir labai smagu, kad ta pati oro linija, tada jūs esat saugesni, persėdimas į Stambulę yra irgi patogus. Kaina gali svyruoti nuo 1200, sakyčiau, 1500 už bilietą. Jeigu pirksit labai iš anksto, galima galbūt suskraidyti ir už 1000, mano vieni draugai lyg ir kažką panašaus mokėjo. Dar kokie yra variantai, aš asmeniškai dažnai skrendu per Dubajų, bet čia yra tiesiog, nes mes čia turim verslo partnerius ir aš esu gyvenusi pati, tai skrendu aš kartais per Varšuvą iki Dubajaus, tada iš Dubajaus skrendu į Bali salą. Bet jeigu kas yra pigiausiai, patogiausia, tai rekomenduočiau Turkish Airlines. Supratau, ačiū labai. Gerai, tai galime pereiti per kitos skaidrės. Taip, tai labai ačiū visiems, kas prisijungė, buvo tikrai gera energija, labai smagu, kad visi dalinote savo klausimais, iš tikrųjų reagavo, tai man pačiai buvo daug maloniau šį webinarą vesti ir ačiū už jūsų dėmesį. Jeigu norite aptarti jūsų individualią investavimo strategiją, tai galbūt kuris planas jums geriausiai veiktų, tai galime susisiekti šiais kontaktais ir pasidaryti individualų skambutį. O visiems kitiems labai ačiū už dėmesį, kas jau turi pabėgti, noriu gerbti ir jūsų laiką, tai viskas tvarkoje, o kas nori pasilikti ir dar turbūt padiskutuoti papildomų klausimų, tai laiko šiek tiek dar turime. Tai ačiū labai visiems ir galime susisiekti šiais kontaktais. Gerai, o dabar tada galime dar pereiti per klausimus. Tomai, ar jūs turite klausimų? Viskas, Tomui jau atsakiau visus klausimus. Gal kažkas kitas? Aš turiu, bet turbūt laiko neužteks, tai palikim galbūt ateičiai. Gerai, tai Tomai būtinai pasiorganizuojam individualų pokalbį. Aš taip pat pakviesiu mokesčių konsultantą, nes matau, kad jums aktualu, kaip būtų galima optimizuoti, galbūt irgi perparduoti, kokia strategija jums yra geriausia, tai tikrai galėsim suderinti individualų skambutį taip pat. Gerai, ačiū labai. Super. Visom. Taip, mačiau, kažkas labai klausė apie tokį vykstantį nemalonų vandalizmą Ispanijoje. Man atrodo, Gintarė klausė. Tikrai mačiau klausimą, tik nenorėjau šokinėti. Taip, Gintarė klausė. Taip, kur čia buvo? Rūta, galiu paskaityti. Aha, dėkui labai, Lina. Oi, ačiū, kad prisijungiai, smagu tave matyti taip pat. Tai pirmiausia, tai čia klausimas būtų, konkrečiau kalbant, tai bus viešbutis, kur nusipirki tiesiog teisę į kambarį, bet atvykęs nebūtinai gauni. Ir ar galite atsakyti dėl skvoteriavimo, kur teiravausi? Tai turbūt atsakyti pirmą klausimą, o tada aš dar perskaitysiu apie tą skvoteriavimą vėliau. Gerai, super. Nusipirki teisę į kambarį. Ne visai taip. Tai jums priklauso nekilnojamas turtas ir jums priklauso, tai čia kaip bet kuris būtų rezortas, ar ne? Tai jums priklauso tas būstas ir taip pat jums priklauso žemės nuomos sutartis, apie ką kalbėjom, ar ne? O dėl to atveju, kad nebūtinai gausite tą patį būtent būstą, tai jeigu jūs pati norėtumėt užsiblokuoti, nes aš paaiškinsiu jums kodėl. Jeigu jūs būtent norit būtent konkrečiai to būsto, kurį jūs esate įsigiję, jūs galite tai padaryti. Jeigu jis yra neišnuomotas, arba mes tiesiog galim turistui kitą duoti
apartamentą, tai jūs galite užsirezervuoti savo. Bet kodėl mes taip nedarom iš esmės, tai dėl to, kad, kaip čia išreikšti, bendraja prasme optimizuojasi rezervacijos. Tai reiškia, kad, tarkim, jūs neužblokuojat konkrečiai to apartamento ir tiesiog turite galimybę pasirinkti iš bet kurio, kuris yra neišnuomuotas. Tikiuosi, kad atsakiau į klausimą. Tai yra įprasta praktika didesnės skalės projektams, kurie turi daugiau tokios paties rūšies objektų. Bet jeigu jūs norėtumėte rezervuoti būtent savo, tai tokia galimybė irgi yra. Taip, tai tada paaiškinimas dėl skvoteriavimo. Tai Gintarė klausė, Ispanijoje yra nemaža skvoteriavimo tikimybė. O kaip yra Balyje? Jeigu teisingai suprantu, tai skvoteriavimas tai būtent negyvenamų patalpų, apartamentų užėmimas, na, pavadinkim, vandalizmas ar nusikaltimas. Taip, šitą esu girdėjusi jau ir prieš tai, žinokit, iš buvusių žmonių, kurie turi nekilnojamo turto objektų Ispanijoje. Šita problema yra dėl teisinės sistemos, nes, tarkim, Ispanijoje legaliai jūs neturit jokios teisės imtis jokios prievartos ar kreiptis į instituciją, kad išvaryti žmonės iš būsto. Tarkim, jeigu kažkas įsilaužė jūsų būstą Ispanijoje ir ten apsigyveno, yra milžiniška problema, nes neina tų žmonių išprašyti. Kai man pirmą kartą pasako, man tai buvo nesuvokiama, kaip taip gali būti, tai tiesą pasakius, nesu girdėjus nei vieno tokio atvejo Balio saloje, tikrai kol kas, to tikrai nėra. Ir vienas iš dalykų, tai tiesiog, kad jūs įsivaizduotumėt, visada yra apsauga. Tarkim, tokiame projekte bus 24 valandas per parą concierge services ir apsauga. Tai mes turim visas teisės, jeigu kažkas, tarkim, pažeidžia taisyklės ar ne, nežinau, tarkim, vandalizmas, negerbia kitų svečių ar ne, tai yra apsauga. Tai tokio dalyko turbūt nebūtų ir tokios rizikos Balio saloje nematau. Rūta, sakykite, o kaip yra gatvėje, nes mes, kai skridom pirmą kartą į Balį, tai mumis labai prigąsdino. Tai aš skridau ir be laikrodžio, ir be grandinėlių visokių, ir žmona be žiedų, nes, sako, labai atiminėja, bet mes viso šito nepamatėm, aišku, kaip ir iš tikrųjų. Labai geras klausimas, ypatingai man, nes aš į Balį persikrausčiau iš Dubajaus ir tie, kurie yra buvę Dubajuje, tai žino, kad čia galima pasidėti telefoną, esu pametus piniginę ir viskas yra pas mane sugrįžę, tiek telefonas, tiek piniginė, tiek bet kas. Tai aš esu labai pripratus prie aukšto saugumo standartų ir persikrausčius į Balį man didelio šoko tiesą pasakius nebuvo. Aš nesu susidūrus su jokiu kriminaliniu nusikaltimu, sakykime taip. Na, jeigu einu maudytis į jūrą, telefono taip kaip kitose šalyse nepasidedu taip ant dekelio ir neišeinu. Pasidedu į rankinuką, bet kad būtų kažkoks tai nusikalstamumas, kad dingtų daiktai ar būtų vagystės, taip nėra. Ir galiu iš karto pasakyti, kodėl. Matot, labai didžiulė priežastis, kodėl, tai yra jų kultūra. Jie tiki į karmą. Tai žmonės, vietiniai žmonės, jie iš tikrųjų jie yra labai geros dūšios, tokie geri žmonės. Ir neteko su to susidurti. Supratau. Kaip yra su medicina? Ar pačiam Uluvatė yra kažkokia ligoninė, ar jinai yra Denpasare? Labai geras klausimas. Tiesą pasakius, esu lankiusis pati tik tai Denpasare. Ar Uluvatų yra, nesu tikra, nes pati nesu buvusi. Reikėtų pasigilinti, kad yra privačių mažų ligoninių, tai tikrai yra. Taip pat yra servisas, kad gali atvykti pas jūs į namus medicinos atstovai, jeigu tai nėra kažkoks labai esminis. Ne, tai viskas yra suprantama, kad galbūt mažų, nes žinant, koks yra eismas Baly, tai davažiuoti iki Denpasaro, ganėtinai sudėtinga būtų labai greitai. Tai... Aš esu patyrus, tiesą pasakius, mažą accident, kaip čia pavadinti, avariją galbūt, bet labai nedidelę su skuteriu vieną kartą. Padėjo vietiniai žmonės, buvau visiškai viena, tiesiog labai nusiprozinau visą šoną ir mane iš karto nuvežė ten per 3 minutes iki tokios įstaigos. Labai maža ligoninė buvo, vietinės reikšmės, sakyčiau, tai viską dezinfekavo, apžiūrėjo, kaip ar yra kažkokių sutrikimų ir mane reikia vežti į ligoninę, bet ačiū Dievui, viskas man buvo gerai. Tai manau, kad tokiu atveju taip ir būtų, žinokit, jūs gabentų į artimiausią įstaigą, kur stengtųsi jums padėti ir tada vertintų, ar jūs reikia vežti į ligoninę. Ar visi šneka angliškai ligoninėse?
Nėra problemų E, kalba. taip, 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 taip. Tiesą pasakius, žinokit, aš pati Čiangu gyvenu 2 metai, ar ne? Tiesą pasakius, kartais net aš pasijaučiu, lyg gyvenčiau tokiam cultural hub, kur yra, vat, visi yra atvykėliai, taip sakyčiau, visi bendrauja angliškai, ligoninės yra tikrai aukšto lygio netgi, ir sakyčiau, yra daug privačių ligoninių, teko su tuo susidurti. Pati turėjau anksčiau ir tą vadinamąją viešąjį draudimą, kur ten galėjai visiškai, taip sakant, įmonė apmoka tavo sveikatos draudimą Balyje, ar ne, ir tada tu gali naudotis tą viešąją sveikatos apsaugą. Tai yra tekę lankytis irgi tokio ligoninėje ir viskas tikrai buvo tvarkoje. Bet visiems būtinai pasakysiu, būtinai pasiimkite draudimą. Jeigu vykstat į Balį, pasiimkite draudimą. Dėl to, kad vis tiek įsijaučia žmonės į tą vat, salos vaibelį, su skuteriais lėkioja ir tikrai pasitaiko, kad pasitaiko atveju. Taip. Taip, panašu, kad visus klausimus atsakėme. Labai ačiū, kuri pasidalino komentaru, kad turi atsijungti, tačiau norėjo visiems pasidalinti patirtimi. Vasario 5 dieną grįžau iš Balį ir Koko rezervavome projektą su broliu jau vasario 14 dieną. Pirmą projektą Balyje įsigijau prieš 8 mėnesius, nemačiusi ir nebuvusi niekada Balyje. Sėkmės. Labai ačiū, Gintarė, kad pasidalinote savo patirtim. Tai šiaip aš apskritai labai vertinu kiekvieną žmogų ir kiekvieną investuotoją, nes matot, aš tai žiūriu kaip į ilgalaikę perspektyvą ir todėl labai atsargiai renkuosi projektus, su kuriais dirbu, nes aš puikiai suprantu irgi, kad vėliau, kai mes juos norėsime perparduoti, tai turi būti geras projektas, kad aš jums kartu galėčiau padėti jį vėliau ir perparduoti. Ir ta bendradarbiavimas, bendradarbystė, tada jinai juda į priekį. Turbūt visus klausimus jau ir aptarėm ir atsakėm. Labai buvo smagu, iš tikrųjų, labai džiaugiuosi, kad lietuviai domisi nekilnojamo turto Balyje. Dažnai sulaukiu klausimo, tai ar tikrai perka lietuviai, tai patikėkit manimi, vis daugiau ir daugiau matysit turinio iš Balio salos, nes yra tikrai nemažai investuojančių lietuvių. Ir tikrai aš tuo džiaugiuosi, nes yra labai patraukli rinka, jie domisi investuotojai iš viso pasaulio. Tai smagu, kad šią galimybę atrado ir Lietuvoje. Tai labai visiems ačiū. Ačiū, Lina, tau taip pat. Ir palinkėsiu gražaus vakaro. Turite kontaktus, jeigu norėsite rezervuoti asmeninį susitikimą, tą galime padaryti. Jeigu turite konkretų klausimą, norite įsigilinti, labai daug klausimų buvo apie mokesčius, tai pridėkite šitą pastabą ir aš būtinai pakviesiu Terkę, kuris jums viską atsakys taip pat labai profesionaliai. Ir turbūt tiek. Gerai, tai iki malonaus ir iki.